Vikingai ir aišių pasaulis. 9 amžiaus kronikos. 9 amžiuje Baltija tapo pavojingų Europos jūrinių kelių erdve. Ilgi vikingų laivai plaukė į žemyno pakrantės, upėmis skverbėsi į jo gilumą ir pasiekdavo visą tuometinį pasaulį. Ten vikingai skleidė naują pasaulio tvarką. Viking reiškia jūrinį žygį, o jame dalyvaujantis buvo vikingur. Viking buvo verslas ir pradžioje ta veikla buvo paprasta. Žygis, grobis, grįžimas namo, lydimas šlovės ir turto, tačiau neretas iš jų ir gyvastį palikdavo svetimame krašte. Grobėmieji žygiai ir prekyba buvo vikingų pradžia, bet nuo 9 amžiaus vidurio iki 11 amžiaus vidurio daug kas pasikeitė. Vikingai buvo kariai ir prekybininkai, užkariautojai, miestų ir valstybių kūrėjai. Pačių vikingų valstybių aušra skendė miglose. Frankų karalystės analai Danijos karalystės pradininkų tarp 770 ir 804 metų mini Sigfredą. Norvegai savo valstybę vienijo 9 amžiuje, o pirmasis jų karalius buvo Haraldas Gražiaplaukis ir valdė jis apie 872–930 metus. 8 amžiaus pabaigoje Sver karaliumi minimas Bjornas iš Haugės. 9 amžiaus pirmosios pusės vikingų aktyvumas buvo neatsitiktinis. Silpo Frankų valstybė. Po imperatoriaus Karolio Didžiojo mirties jau sukurta imperija ėmė skilti ir 843 metų Verdeno sutartimi ji buvo padalinta į 3 dalis. Susilpnėjo pakrančių gynyba, sumažėjo imperijos kariuomenė, atsirado daug lengvai puolamų prekybos miestų ir tai buvo puikios sąlygos naujam vikingų veiklos postūmiui. Jie ėmė kurti longportus, laivų uostus. Tuometinio pasaulio jūrų pakrantėse, upių žiotyse ir kitokiose patogiose vietose atsirado vikingų gyvenvietės, kurios turėjo pyrimus ir įtvirtinimus, krantinę laivams, laivų statyklas, sandėlius ir karių stovyklas. Čia žiemodavo vikingų laivai, čia prasidėdavo nauji jų žygiai. Greitai longportai tapo stambiomis prekyvietėmis, iš kurių būdavo išsivystydavo ankstyvieji miestai. Iš longportų atsirado Dublinas, Waterfordas, Limerikas. Vikingų jėgą pajuto visi. 9 amžiuje jie perėmė Jorko valdymą. Dubline įkūrė karalystę, apgulė ir nusiaubė Paryžių. Įsitvirtino Novgorode ir Kijeve, plėšikavo Sevilijoje. Bet svarbiausia, plintant vikingams, nauja jėga sužibo kontinentinė prekyba. Sidabras tapo pagrindinė valiuta, o vikingų kuriami longportai nuolatinėmis sidabro apyvartos ir prekybos vietomis. Iš Frankų žemių ir Britanijos vikingai gabeno sidabrą, ginklus, audinius, papuošalus ir per prekybos tinklus vežė juos į Skandinaviją ir Baltijos kraštus. Per Skandinaviją į vakarus keliavo gintaras, kailiai, vaškas, vergai. 9–10 amžiuje vikingai sukūrė įspūdingą prekybos tinklą, kuris nusidriekė įvairiausiais Europos ir ne tik jos keliais. Austromar, rytų jūra vadintose aišių pakrantėse vikingai pasirodė anksti. Dar 8 amžiuje ir lankėsi jie čia dažnai. Nuolat mėgino aišius duoklę apdėti, bet nesėkmingai ir trumpam. Kronikos mini, įsiveržė į Sembos kraštą, pavergė kuršius ir privertė mokėti duoklę, žygiavo prieš žiemgalius, bet ir aišiai dažni svečiai vikingų kraštuose buvo. Susitiko tokie pat karingi būriai ir jų valdingi karaliai, tačiau ne vieni nepajėgė nukariauti sau lygių, nes, kaip sakoma, visoje Europoje nebuvo karingesnės tautos už aišius. Alfredo Didžiojo pasiuntinys Wolstonas 9 amžiaus pabaigoje iš vikingų Haitabų išvykęs, pasiekė aišių drūsą prie Elbingo įlankos. Aišių žemė labai didelė, joje daug pilių ir kiekvienoje yra karalius. Tarp jų būna daug karų, dalinosi į savo įspūdžiais. Dar 7 amžiuje čia įsikūrė vikingų amatininkai ir prekybininkai. Pinigai iš viso pasaulio, ginklai ir audiniai, papuošalai iš sidabro, aukso ir gintaro, dirbiniai iš aišių pamėgtų elnių ragų, adatos, šukos, smeigtukai, net ir kaulinės, pačiūžos. Kita prekybinė vikingų bendrija buvo ten, kur Sembas siaurėja Kuršių nerija, Viskiautuose. Kol ją 950 metais danai sunaikino, Sembos aišiai ir vikingai čia sugyveno, savo mirusiems 500 pilkapių supylę. Daugybė Sembų ir vikingų su turtingais sidabro ir žalvario papuošalais, ginklais, puošnumu išsiskiriančiais kovos kirviais, žirgų kamanomis, balnais ir kitais daiktais čia palaidojo. Kuršių žemėse vikingų prekybininkai įsikūrė Palangoje, bet ir giliau į aišių kraštą jie buvo įsiskverbę. Dvareliškių Kriūkų kape, už 200 km nuo pajūrio, liko gulėti 6 vyrai ir 1 moteris. 8 amžiaus vikingų aukos. 9 amžiaus viduryje švedų karalius Olafas surengė didelį žygį prieš Kuršių Zeburgą. Šis miestas buvo labai stipriai tvirtintas ir jame buvo daug karių. Tačiau po atkaklios kovos švedai jį užėmė ir sunaikino ugnimi. Tai ištrauka iš Rimberto šventojo Anskarijaus gyvenimo.
Po to karalius Olafas su savo kariuomenė patraukė prie kito miesto vadinamo Apuolę, kai švedai jį apsupo, kuršiai iš pradžių narsiai priešinosi ir ilgai gynėsi. Galiausiai jie nusprendė pasiduoti, kad išvengtų visiško sunaikinimo. Jie atidavė švedams įkaitus ir pažadėjo mokėti duoklę, kaip ir anksčiau, taip pat paklusti jų valdžiai. Vikingų epochoje daug žmonių žuvo, bet ir patys vikingai netekdavo savo karių. Vieno iš jų kapas buvo rastas Dauglukyje. Aisčių kapinyno pakraštyje įrengtas vikingo kapas buvo paprastas. Nedidelė duobutė, o jos dugne sudegintų kaulelių sauja ir 2 balnakilpės ant jų. O į kapo dugną įsmeigtas vikingų dviašmenis kalavijas ir ietis greta. Tai dovana kariui, kuris nuo šiol kariaus kritusi į rūmuose. Balno kilpos, tas raitelio žygių ir kovų ramstis, tarsi sako, kilpas padėjau, kelionė baigta.